pirmoji diena. Šiandien turim pasiekti Trakus iš pradžių, foto su meru. Ir galbūt Edita sakė atvažiuos. Tada važiuosim link Rūdiškių. Na, o nuo Rūdiškių mums reikia pasiekti Alytų. Iš tikrųjų, šiandien mūsų pirmoji nakvynės vieta bus Alytuj. Čia va, kol laukiu brolio, tai trumpai šiandien numinti reikia 102 km, pakilti 490 metrais, nusileisti 520. Dabar pirmas didesnis bus Trakai, tada Rūdiškis, tada Onuškis, iš Onuškio į Butrimonis, ir tada Jarkonis, Alytupis, Alytus ir mūsų yra Radžiūnuose. Šiek tiek palei Radžiūnus yra numatytas apsigyvendinimas, aš jei neklystu, aš nustatinėjau, kad mes būtume palei Tarzaniją kažkur tai ten toj vietoje. Nu, jeigu neklystu. Tai va, nes buvo prie Talokių. Kelionė prasideda, viskas, išvažiuojam iš Grigiškių ir judam link Trakų. Mano galo bendras svoris yra 28 kg, brolio apie 23 kažkur sakė bus susumavus. Tai va, prisirinkom mantos ir dabar judam. Jo, brolis jau dalinasi įspūdžiais, kaip faina krautam važiuoti. Jo, krautas tai gerai juda. Ir stabdo dar geriau. Okei, minam. Esame Lentvaryje. Nu, minasi neblogai. Bent kol kas. Aišku, čia tik pirmieji 5 kilometrai. Brolis mina. Bet tikėkime, oras nesubjūrės. Nors žada, kad bus šiek tiek kritulių, bet tikėkime, jų daug nebus, tai bus viskas būt. Ir dabar varom į Trakus. Laukia dabar geroji atkarpa remonto. O, Kęstutis. Sveiki. Sveiki. Jo, pamačiau važiuodamas, nes mama paėmė važiuoju į vestuvės. Super. O vestuvės Vilniuje ar Trakus? Civilinė metrikacija Vilniuje. Tai va, už tai žinai, neturėjau reikalų, tai žiūriu minutę. Tai... Super, aš vakar irgi galvojau, gal šitas parašyti, kad Lentvariai susitik, bet... Dim. Va, super. Gerai, nu ką, geros kelionės. Gerai, ačiū.
Nu, turėtume teoriškai sekmadienį jau būti. Sekmadienį ten būsite, ne? Nu, teoriškai. Kaip ten bus. Sutikom vieną iš draugų Lentvaryje, Kęstutį Vilkauską. Šiandien jo dukra išteka. Tai va, tai jisai dar kartu prieš važiuojant į civilinės metrikacijos skyrių pas dukrą dar ir mus pasveikino Lentvaryje. Nu, faina. Tai jo sėkmės, aišku, ir jo dukrai. Ir dar sykį ačiū jam. Ir dabar minam link Trakų. Artėjam link Lentvario remonto darbų. Pažiūrėsim, ar pavyks kaip vakar man prašokti. Vakar aš labai gerai prašokau. Su dviračiu buvo super prašokimas, aišku, dabar kai ką... Kaip faina važiuoti. Sunkvežimiukas pravažiavo. Priekia mašina. Au, jau. Šiknakratys vadinasi. Gerai, prasilenksim. Prasilenkim. Realiai kaip mūsų dainoj toj From Dust and Gravel. Turim praktiškai dainos pradžią. Kelionės pradžia sutampa su dainos pradžia. Dust and Gravel. Jo, tai dabar čia kelio darbai, tai reikia šiek tiek lūpti. With hearts as wild as the wind, they set their sights high, barreling toward the mountain peak, under the open sky. Under the open sky. Their laughter echoed through the pines, a symphony of freedom, as they climbed switchbacks and trails, chasing dreams they'd never seen. Brothers bound by... Nu, pirmas mūsų nuotykis liūdnesnis. Čia artėjant link Trakų bandėm prasilenkti su, pavadinkim taip, garbaus amžiaus žmogum. Ir į mūsų raginimus pasitraukti sunkiai kažkaip reagavo. Privažiavom prie pat, irgi jau pasignalinom kelis kartus, tiek brolis, tiek aš. Ir paprašom, kad iš šono paimtų. Brolis kaip ir apvažiavo gerai, o man belenkiant užsikabino už vairo. Nors ten ir greičio nebuvo pas mane visiškai. Nu ir po pasiekoje moteriškė pargriuvo. Tai va, tai apžiūrėjom, lyg ir lūžių nėra, sutrenkimų nėra, na ten labiau išgąstis ir nugrauzdinimas. Tai ranką apibintavom, suteikėm pirmą pagalbą ir tiek. Aišku, pasakymai, kad reikėjo šaukti iš toli, nu ką žinau, kam ten kur šaukti, mes jau gerą pusę minutės per signalą daužėm. Bet va, taip, būna ir taip, aišku, ne visai malonu, bet aš traktuoju, kad baigėsi dar gal ir neblogai. Tai o dabar važiuojam toliau, judam toliau. Trakai, atminėm į Trakus, dabar minam link savivaldybės. Na, čia dar kokias 4-5 minutės iki ten. Ir tada jau į Raudiškis. Raudiškių, Onuškis ir Gavonuškė bus pietus. Matomai. Raunam toliau.
pasidarėm fotosesiją Trakuose su savivaldybės nariais ir su Seimo narė Edita Rudelienė. Ir dabar važiuojam link Rūdiškių. Galima teikti, kad mums liko 80 km iki nakvynės vietos. Judam. Na štai Rūdiškės. Pasiekėm Rūdiškės iki nakvynės vietos 70 km. Tai dabar minam taip visai neblogai. Mes čia turim saulytę pasislėpusią. Nu, bet tai būna ir tokių dienų. Svarbu labai to gūsingo vėjo nebūtų ir lietaus irgi ir visa kita, tai pakenčiam. Ja, dabar judam link Onuškio. Kai pravažiuosim Rūdiškės, tai sekantis didesnis bus Onuškis. Taip, esam Rūdiškėse, važiuojam dabar į Onuškį. Onuškis. Liko mums čia kažkiek, kiek čia 68 km. Judam po truputį. Opa. Minas gan neblogai, taip kad pajudėti galim. Jau, išvažiuojam iš Rūdiškių ir iki Onuškio 15. Na, kaip tik. Skaityk. Pietų metas. Gerai. Galima planuoti kažką. They pushed on, hearts synchronized, a bond no one could dissolve. Each turn revealed a vista, a canvas of blues and greens, and they marveled at the world below, where life was but a dream. Antakalnis, bet čia ne tas, kur Vilniuje. Bet greitai iš jo ir išvažiuosim. Kažkokie va pakrapnojimai yra. Narodė, kad 0,205 atsveikti. Turbūt va ta tokia migla iš vieno debesiuko. Einsime tiek. Their breath synced with the rhythm of the climb. Legs burning, lungs expanding, reaching heights sublime. They pedaled through sun-dappled blades and shadowed hollows. Two brothers daring fate, chasing echoes of tomorrows. 2 miles to the summit, where eagles dared to soar. Their tire tracks etched in earth, a testament to something more. Brothers side by side, conquering peaks and fears. Their shared adventure whispered secrets on the mountains here. 2 miles to the summit, where eagles dared to soar. Their tire tracks etched in earth, a testament to something more. Brothers side by side, conquering peaks and fears. Drėgmės nuo temperatūros jų tas žydėjimas. Ir tada kvapas tas kartu. Va, dabar minam. Toliau. Na va, dar prisimenant tą įvykį nemalonųjį su kritimu. Ir mano, ir ne mano
iš tikrųjų dar prisimenant vieną video matytą apie šalmus. Jeigu rasiu, galėsiu dar ir linką įdėti į video, kur vienas iš bikepackerių pasakoja irgi apie šalmus. Tai galiu pasakyti, šalmas iš tikrųjų dviratininkui yra reikalingas. Ir dzin, ar tu kilometrą važiuoji, ar tu 100. Faktas, jisai neužtikrins to, kad gali nukristi, bet jisai bent jau sušvelnins tą kritimo padarinius, sumažins 100%, aišku, apsaugų visokių neprisidėliosi, bet pačiam reikia irgi galvoti. Rivers winding through the glow, their bikes leaned against the sky spokes, humming a silent tune, and they knew this moment was eternal, a communion with the moon. 2 wheels to the summit, where eagles dared to soar, their tire tracks etched in earth, a testament to something more. Brothers side by side, conquering peaks and fears, their shared adventure whispered secrets on the mountains here. As the sun dipped behind distant peaks, casting shadows long, the brothers sat their hearts full, knowing they belonged. For in the quiet of that mountaintop, they found their truth. 2 wheels, 2 brothers, and a love that would forever soothe. Pasiekėm Eičiūnai, Alytaus rajonas. Oras, mažai mašinų, kelias tai visiškai padoriai geras. Ieškam artimiausios parduotuvės, užkasti, pailsėti. Na ir kol kas viskas mums sekasi gerai.
Šiuo metu klaidžiojam po Alytaus priemiesčio gatves. Suradom truputėlį neasfaltuotų erdvių. Vadovaujamės navigacijai. Tikimės, kad jinai mus nuves, kur jinai nori mus nuves. Bet pravartu pasižvalgyti ir po Alytaus nebūtinai centrinės gatves. Matome architektūrinius paminklus. Net nežinau ką. Tuoj. Nieko, tiesiog filmuoju. Kur būtų galima apsinakvoti. Ir gausi miškas su miško pabaiga. Tai vis giliau. Kol galiausiai baigėsi kelias. Grįžtam atgal. Kažką Andrius užmatė geresnį. Taigi užklupom lietuvis. Teko užsidėti lietpalčius. Važiuojame gan intensyviu keliu, mašina tikrai daug pakankamai daug. Prieš tai ieškotoje vietoje nepavyko rasti kur apsistoti. Todėl keliaujam dar mažiausiai 15 km ieškodami, kur bus galima apsistoti. Pagal žemėlapis atrodo, kad yra kažkokia kaip stovyklavietė. Tai mes pėdinam, nuvažiuoti iki jos. Kadangi lietus kaip ir baigėsi,
Tai atvykome į savo paskirties vietą, kuri yra, aš ne pats geriausias geografas, tai kažkur Lietuvoj, tai graži vieta su ežerėliu, liepteliu, bus gal galima ir išsimaudyti. Tai va tai, pakuosim daiktus ir statysime savo gyvenamąją vietą šio vakaro. Sveiki, tai va, pirma diena mūsų baigėsi, numynėm 131 km, esam Sirijose, palei ežerą, o turėjom kur nakvoti? Tai mes jau neturėjom Ne, mes turėjom taško, mes sakėm, kad važiuosim ir Žalytaus, Tarzanijai, prie Tarzanijai. Pakeliui susirasim. Jo, bet Pakeliui gavosi 10 km lankas. Jo, visiškai bereikalingas. Vienu žodžiu, atsidūrėm dabar čionais, įsikūrėm, pasistatėm palapinę, tą mūsų palapinę. Įsikurdinom, nusiprausim, pavalgiam, vakarienė jau pilve. Tai vat. Ir kas ten, žvėjai parvarėm. Nežinau, ne visai žvėjai. Įdomus žvėjojimo būdas. Tai vat, o kodėl mūsų kelionė yra Trakai Zakopane, tai trumpa istorija yra tokia, kad po pernai metų kelionės galvojom, kur važiuoti, tai norėjom iš pradžių Baltijos kelią važiuoti, nes šiemet yra 305 metai. Jo. Bet paskui sugalvojom, kad vis dėlto važiuosime į Zakopanę, nes mums patinka kalnai, tai vienas. Ir kartu tada pradėjom dėlioti maršrutą taip, kad jis sietųsi su Lietuva. Ir kadangi tai LDK tai buvo, tai dvi buvo sujungtos respublikos, tai sugalvojom, kad kažkaip įprasminti. Tai pas mus pirma stotelė yra Belastokas, Balstogė, tai buvusi Trakų vaivadija, tada Liublinas, siejasi su Liublino unija, Krokuva karalių miestas, tai irgi mums artimas. Ir žinoma Zakopanė, tai irgi susijusi irgi su Lietuva yra, ten yra, dabar nepavadinsi, tai Biliūno kapu. Greičiau tai, kas likę, bet nuvarysim tenais, pabandysim surasti, kad kiekvienas taškas kaip ir turi savo prasmę. Tai ta kelionė yra tokia šiek tiek pas mus, įprasminanti tam tikrus įvykius. Tai šiandien buvo gerai, realiai dabar ką galvojam daryti, tai tik tais užkrauti video į kompą, sumontuoti ir liuliuką. O rytoj 85 km mums liko važiuoti iki Augustavo kempingo, tenais atsičekinti ir tada jau pailsėti. Oli, kaip tau šiandien mūsų diena įvertinti? Didžiausia išvada, kurią reikėtų prisiminti, tai reikia turėti sustojimo tašką. Kuria tikslų sustojimo tašką. Jo, the campsite. Kad ir kaip jis ten atrodytų, bet reikia žinoti, kur sustoti, nes važiavimas aplinkui, vaikščiojimas, ieškojimas labai daug jėgų atima, kai tu jau tų jėgų nebeturi. Bet kaip pirma diena dar okei. Bet jeigu reikėtų tokioje vidury, tai laukuose pasistatyti. Aš būčiau jau tiesiog sustojęs kažkur, bet kur, kad tik šiaip kaimynėm čionais aš laukuose mačiau porą tokių neblogų spotų. Bet neblogų spotų buvo iš tikrųjų. Čia gal būtų pats didžiausias. Jo, jeigu ką, tai taip ir darysim. Didžiausia išvada. Tai dar ką supratom, kad kadangi mes nesame kažkokios tai vienos ar kitos vietos gyventojai ir
dabar aišku, kodėl žmonės kartais nevažinėja dviračių takais, kai tie dviračių takai yra šalia. Tai išvada ta, kad mes negyvenam čia, tai negyvenam toj vietoj ir mes nevažiuojam dviračių takais. Namuose, prie namų, ten, kur mes gyvenam, ten mes važinėjam dviračių takais, nes jie egzistuoja, mes žinom, kur tai yra. Jo, čia stengiamės Dabar vengti jų, išvadą padarėm, kad irgi nevažiuosim dėl to, kad tai yra papildomas krūvis nuo visokių bordiūrų. Ir kartu briedžiai visokie, elniai. Žmonės, Nu, įvardinkim juos taip. jo, kurie vietomis neadekvatus, porom, ne porom ten vaikštantis. Tai tokia išvada, kad važiuojam keliu, nesvarbu, kad tie, kurie sakytų, kodėl mes nevažiuojam dvirtakiu, tai yra priežastis, kad mes šito regiono, mes nesame jo gyventojai to regiono. Nu, Jie visos kliūtis labai trukdo, ypač yra su tokiu dideliu svoriu ant galo, visokiausi bordiūrai, nuvažiavimai nėra taip, kad būtų. Nu, šiaip sunku pasitraukti, kai kurie žmonės tai tiesiog stovi ir viepso ant to kelio. Jo, Ir tu jam signalink, nesignalinės, ir nei jie pasitraukia normaliai. Ir mūsų ta dinamika, kad mes negalim labai lengvai pasitraukti, nes dar mūsų Tai mes dar asmeniškai tai iš vis dar nuvažiuojam ant žolės, o kiti tai toks jausmas, kad tušti važiuodami jiems sunku ant žolės užvažiuoti. Nu, visokių yra. Labai patiko, kaip tu tas fontanas buvo? Butirmonis. Jo, Butirmonis labai gražus miestukas, jo, labai graži centrinė aikštė. Bet per aplinkui visą aikštę yra va tokio dydžio bordiūras. Nu, labai graži aikštė. Jo, bet jeigu žmogus neįgalus, tai jisai gali iš tolo su žiūronais. Mamos, jo, tiesiog stovi ir žiūri. Su žiūronais. Tai va, tai jeigu kas nors važiuos pro šalį, tai gali sustoti. Jo, turėkit omeny, kad reikės aukštai koją pakelti. Taip, bet labai toks unikalus fontanas. Bet gal iš kitos pusės, iš ten kaip nors. Nu, bet neturi būti iš kažkurios pusės. Jo, turėtum 500 metrų nueiti tam, kad įeiti į aikštę. Jo, bet labai gražu. Tikiuosi supratot, išvada yra tokia: saugumas pirmiausia, šalmas būtina, pirštinės būtina, liemenė būtina, turi lemputės būtina, turi matytis iš tolo, o ne kaip briedis koksai man kelia ten maskatuotis. Tai kaip ir tikiuosi. Jo. Aš dar baltąją versiją parodau, nes visi matė tik pilką. Aš nežinau, ar gerai matos. Manau, kad matosi. Tai kol kas elektroniniai parduotuviai šių maikių nėra. Bet mes kaip nors jums parūpinsim. Jo, jeigu kas nors nori. Paprašysim, Gendrius turi šablonų. Taip. Turim kontaktų, kurie gali štukom jau pagaminti. Masinę gamybą. Tai jo. Gerai, tai tada iki rytojaus. Iki. Dar kol kas iki, nes rytojau bus do zobačenio. Ir sveikinsimės tada jau. Cześć! Cześć, Bober! Bober, jaki Bober, jakie. Jo. Nes mes vis dar reikia pasitikslinti, kaip sakyti atsargiai. Lenkiškai, uvaga. Kad žmonės pasitrauktų, jeigu tu... Jo, bet tik tais, kad ten daugiau nereikia rėkti. Ne, tai daugiau nereikia rėkti ten uvaga, achtung, ten nereikia daugiau dadėti. Tai užtenka uvaga. Jo, ten tų pilnai užteks. Tai va, tai šiandien bus tiek ir susimatysim su jumis rytoj. Iki.